Buškevičiau, tarybai įrodysit vis dėlto, kad reikia tas pirkti akcijas, ar nežinau. Jūs siūlot vis dėlto pirkti tas likusias akcijas, ar pradėti kažkokius teismo procesus. Koks vis dėlto tas variantas pats geriausias galėtų būti? Jūs labai teisus. Ir čia žmonės, kurie komentavo šią situaciją, aiškiai įvardijo. Prieš 10 metų padarytas yra nusikaltimas. Tai yra kazusinė situacija. Pasirašyta sutartis visiškai nenaudinga savivaldybei. Ir šiandien, kaip išnarplioti šią padėtį? Aš esu šalininkas greitų sprendimų. Ir turime mes prisimti atsakomybę. Mes galime sakyti, galime taip, o jeigu prasidės teismai, kas man garantuos, kad bus rodomas kinas? O jeigu mes prarasime pastatą ateityje, ateis kiti politikai, kurie nebus tokie patriotiški ir sakys, gerai, tegul 80% pasiema privatininkas ir turėsime kazino, niekas negarantuos. Todėl mindžikuoti šitoje situacijoje tai yra nusikaltimas. Kaip išspręsti, siūlo įvairius būdus visi, bet tačiau tempti gumą, tada man kelia įtarimus. Tai labai trumpai, tas būdas yra nusipirkti, nutraukti sutartį, sumokėti kompensaciją ir nusipirkti akcijas. Taip, bet kaina turi būti tokia, kokia nustato nepriklausomi turto vertintojai, kad tai nebūtų korupcinė kaina, jinai būtų sąžininga, protinga, priimtina abiem pusėm. Pone Karaliau, visokios sveikintinas dalykas iš tikrųjų visuomeninės organizacijos, jų didėjantį įtaką, kažkokias akcijas dar reikia daryti dėl Romuvos kino teatro, galbūt ir savivaldybę šiek tiek spustelti, nes kartais galbūt kai kurių iš savivaldybės atstovų nuomonė gerokai skiriasi ir jie tarpusavį taip pat nesutarė. Vieni lyg sako, kad reikia pirkti, kiti sako, gal mes čia įsivėliam per nelik miglotą reikalą ir gal geriau parduodam, gausim pinigų, rasim, kur pastatysim kokį pastatą. Aš manau, šiais visuotino, kaip sakyti, nepriteklio laikais kai kurie politikai matyt, kad nori, sakysim, savo populiarumą padidinti, remdami galbūt labiau tokius, sakysim, populiarius projektus ar sprendimus ir jie gali, sakysim, kultūros atveju norėti sutaupyti, kas paprastai Lietuvoje ir daroma, visiškai nesuvokiant, kad taip Lietuva yra stumiama į neraštingumo kultūrinio liūną, iš kurio kelias paprastai vienas yra juodadarbių armija į Ispanijos laukus arba į Londono fabrikus. Norėčiau, kad dalį laidos mes skirtume ir Dainos kino teatrui, kuris, dėl kurio taip pat ir visuomeninės organizacijos, ir visuomenės atstovai, kultūros atstovai, ir rašė ir peticijas, ir diskutuojama. Pone Buškevičiau, jūsų kokia nuomonė? Taryba yra ir priėmus lygtai sprendimą, kad ten gali kurtis kazino, verslininkas žada investicijas, mes paklausysim taip pat jo nuomonės. Ar jūs ten vienintelis bandot sustabdyti šitą procesą? Prieš pradėdamas kalbėti apie kino teatrą, buvusį kino teatrą Daina, norėčiau pasakyti, kad gerbiamui Karaliui pritariu visų 100%. Ir kada aš kreipiausi į kultūros paveldo specialistus, mūsų žmonės, kurie rūpinasi išsaugoti kultūros objektus, kultūros paveldą, ne aš vienas, bet su bendraminčių būreliu, buvo įtraukti į kultūros paveldą kino teatras Romuva ir kino teatras Daina. Čia mes su gerbiamu Didžgalviu. Jis buvo, tarp kitko, iniciatorius. Ir Daina ir kino teatras Romuva buvo įtraukti į kultūros paveldą. Tarp kitko, tai didelis buvo šokas kai kam. Ir pradėjo truputėlį kitaip mąstyti. Su kino teatro Romuva mums dar pasisekė tai, kad kultūros paveldo ekspertai įtraukė ir funkciją, kad tai būtų rodomas kinas, vertybė kino rodymas. Dainos kino teatras buvo įtrauktas vestibiulis, terasa, turis, bet nebuvo įtrauktas, kad funkcija yra kinas, kadangi kino teatras Daina buvo jau anksčiau prarastas, yra visiškai privatininkų rankose. Tačiau Kauno miesto savivaldybės taryba dauguma nusprendė leisti ten įsteigti lošimo namus, kazino.
Aš ir kiti tarybos nariai protestavome, bet mūsų buvo mažuma. Aš iš viso esu prieš lošimo namus ir kazino. Bet šioje vietoje turėjo būti taip pat kultūros meno erdvė. Ar tai būtų fotografijos parodos, ar tai ekspozicinės parodinės erdvės, nesvarbu. Bet tai turėjo būti menų centras. Ir kazino nereikalingas, ir ypač dar tokioje vietoje, kai šalia yra 3 mokyklos, Jablonskio gimnazija, Saulės gimnazija, Žaliakalnių pradinė. Aišku, centre irgi yra kazino ir nepaisant to taip. Tai labai blogai. Taip pat gimnazijos. Ar jūs žinote, kad vakarų kai kurias valstybės sudėjus kartu yra mažiau lošimo įstaigų negu visoje Lietuvoje. Tai yra nusikaltimas. Tai yra labai didžiulis nusikaltimas. Ir noriu pasakyti, prie pat yra Kristaus prisikėlimo bažnyčia. Praktiškai lošimo namai bus bažnyčios kieme. Tai yra nusikaltimas. Ir aš taip lengvai nepasiduosiu. Ir tikrai kova bus sunki, bet eisiu iki galo. Laimėsiu, pralaimėsiu, nežinau. Ir ta kova gali nemažai kainuoti. Pasiklausykime mes verslininko nuomonės ir tada mes pratęsime diskusiją ir bandysime apibendrinti mūsų kalbas. Šiuo metu pastatas yra avarinės būklės. Jūs puikiai matot ir kada mes jį nupirkom prieš metus ir atėjom į vidų, pamatėm tai, kas yra, būklė yra labai bloga. Ten buvo gaisras, yra daug apdeginta ir mes padarėm ekspertizę ir šiuo metu yra būklė avarinė. Todėl reikia kuo greičiau padaryti projektą, atlikti projektavimo darbus ir pradėti rekonstrukciją. Investicijos, galiu pasakyti, pigiau būtų aišku pastatyti naują pastatą, nugriauti šitą ir pastatyti naują, bet šito padaryti mes negalim ir nenorim. Šitas pastatas mums tinka, jis yra iš tikrųjų gražus ir mes skaitom, kad jį reikia rekonstruoti, kad jis toliau tarnautų ir mum, ir kauniečiam. Investicijos mes planuojam apie 10 milijonų litų, kad bus investuota ir į rekonstrukciją, ir į įrengimą, ir aplinką. Va čia yra ta pati aikštelė, kurią irgi reikėtų sutvarkyti. Va tokia yra situacija. Mūsų veikla yra, viena iš veiklos yra lošimo namai, bet mes norim atkreipdėmėsi, mes norim padaryti pramogų centrą visiems kauniečiam, kad jie galėtų ateiti ir praleisti savo laisvalaikį, ne tik tai palošti. Mes norim padaryti kavinę, mes norim padaryti sceną kolektyvam, kurie norėtų čia dalyvauti. Taip pat mes norim padaryti ir kažkokias meno erdvės, kur, sakysim, jauni menininkai galėtų save parodyti, pristatyti. Todėl šiuo metu ir vyksta projektavimo darbai. Ką mums pavyks suprojektuoti, mes nenorim slėpti, mes ruošiamės paruošti ir pristatyti tai visuomeniai ir diskutuoti. Bet šiuo metu visi diskutuoja išskyrus mūsų. Ir mūsų niekas niekur nekviečia, mūsų neklausinėja. Vat jūs pirmi, kurie mane pakvietėt, dar buvo iš Lietuvos televizijos, mane kalbino. O visi kiti už nugaros vyksta kažkokie įvykiai, kurie, aišku, mums yra nemalonus. Ir mes atviri, prašom, kvieskit, mes norim bendrauti, mes niekur nesislepiam. Sausio 22 man teko dalyvauti taryboje ir aš girdėjau tik vieną nuomonę prieš. Čia buvo nuomonė pono Buškevičiaus. Aš gerbiu pono Buškevičiaus savo asmeninę nuomonę. Ir jeigu jis pakviestų mus ir diskutuotų ir siūlytų kažkokius konkretus variantus, mes pasiryžę bendradarbiauti.